Jis klausė, ką aš tikėjau, ar dar ne? Laura, važiuok dirbti. Pergyvena, kad aš tik dirbčiau. Aš esu hunterė, kitaip tariant medžiotoja ir medžioju klientus su telefonu. Aš galiu pasakyti, kad Laura tikrai to žodžio prasme yra medžiotoja, nes kaip pagauna savo klientą, tai nepaleidžia. Verslo klientų vadybininkė. Kavos puodelis, tai iš tikrųjų pasižiūrė, kokie yra elektroniniai laiškai sukrytę, paskui jau tada seka intensyvus skambinimas. Šiaip meluoja, valandą kavą geria beveik. Visų pirma, telekomunikacijos yra reikalingos kiekvienam. Pirmas punktas ir buvo tai, kodėl čia atėjau, todėl, kad kiekvienų produktų tikiu, tu turėjai tikėti, kurį tu parduodi. Tai yra naujos balso SIM kortelės, internetas, sprendimai įmonėms. Visą gyvenimą buvau ta tokia pardavėja ir visi, jeigu kažką reikia parduoti, visi kreipiasi į mane. Pardavimo 80% galbūt sėkmės yra tas išklausimas kliento. Man iš tikrųjų įdomu, kad tu turi susitapatinti su to žmogum, išgirsti jo, išklausyti. Nes tu niekada nežinai, kas sėdi kito ragelio pusėje, tu turi klausti. Ir tu įsigilini į situaciją ir pagal tai jau pritaikai, ko tam žmogui reikia. Klientui pasakai, kad jis visą laiką turės tave ir tu tikrai jam padėsi, kuom tik tai galėsi, kas bus tavo jėgose. Giliąja prasme, aš pardavinėju ryšį su klientu. Tadas labiausiai darbe būna susikoncentravęs ties savo rezultatų ir gali viskas aplinkui neegzistuoti. Jam manau, kad kartais svarbiausia yra tas tikslas. Aš sakyčiau, kad Laura yra atsakinga, kažkas atsitinka, tai iš tikrųjų moka labai viską priimti, nepradeda ten į ragelį juoktis, nusisuka į langą kažkur ir tada, kad jau tik tai nesusijuoktų su... Bet pridursiu, kad taksistė, manau, irgi gera būtų, nes mačiau porą kartų, kaip iš aikštelės išvažiuoja, tai užsakymus greit priimti. Nusikaltėlio situacijoje, kam labiau sektųsi derinti viską, tai manau, kad man. Vienareikšmiškai iš pirmas einu, suderiu ir baigtas darbas. Vis tiek moteris mes gudresnės, tai... Iš tikrųjų, Laura galbūt, jeigu galima taip įsireikšti, tai stresuot pradėjo. Tai... Tikrai ne. Ir jis tą žino. Ar aš, ar Laura geriau parduotų Eskimų šaldytuvą, tai Laura nepyk, bet vienareikšmiškai aš. Jis visur nori būti geriausias, ta prasme, nepyks, tai imtų tas snaigį. Tai Tele2 mane išmokė tikrai atsakingumo, bet tu turi būti tiek sąžiningas prieš save ir prieš klientus. Tai šitas darbas mane priverčia šiek tiek stabtelėti, daugiau kantrybės turėti. Kas atitiktų mano vertybės, tarkim, tai būti sąžiningam prieš save ir tikrai prieš klientą. Tikrai reikia kantrybės. Tikėjimo. Nes čia to pagrindėjai reikia, nes jeigu tu netikėsi, tu to nepadarysi ir nepasieksi. Tai imkime Ulanovą, Lekavičių, Jankūnas tas pats. Kitą kartą reikia ir šiek tiek tokio gero kapitono spyrio užvedimo, tai aš manyčiau šis. Nei vieną nežinau. Užsispyrimo, nes būtent kas liečia, ką mes dirbam, ką mes darom, tai tikrai reikia didelio užsispyrimo. Naujam žmogui palinkėčiau visų pirma, kad jis patikėtų savim, kad stengtumėsi ir niekada nenukabink nosis.